Trečiadienio vakarą kino centre Forum Cinemas Vingis įvyko ilgai lauktos juostos Lošėjas premjera. Po filmo savo mintimis pasidalino žymus Lietuvos žmonės. Pažiūrėjus filmą, aš pagalvojau, ką Ignui pasakysiu, ir kadangi jį gerai pažįstu ir mes daug laiko praleidom teatre ir kartu dirbome, tai aš maždaug įsivaizdavau tokią situaciją, kad ateinu pas Igną repeticiją ir sakau: Ignai, vakar žiūrėjau labai gerą kiną, rekomenduoju ir tau pažiūrėti. Puikus, man atrodo, pagrindinio vaidmens atlikėjas, koks nors Džordžas Klunis ar Bradas Pitas, man atrodo, būtų neįveikę tokį vaidmenį ir netikę, galbūt jie nuvalkyti labai. Surado labai įdomų veidą ir labai įdomų žmogų. Džiaugiuosi už Vytautą Kaniušonį, tikrai puikus vaidmuo ir visi kiti vaidmenys yra puikus. Ir šitą filmą negėda rodyti bet kur pasaulyje ir negėda jį žiūrėti patiems geriausiam režisieriams, o galbūt net kai kas su baltu pavydu pažiūrėtų, kad lietuvių režisierius Ignas Jonynas sukūrė tokį puikų filmą apie žmogų. Žiūrėjau ir galvojau, šitose scenose matyti specialiai yra surinkti tokie tipažai, kurie kelia tikrai visišką pasibjaurėjimą, gailestį ir taip toliau. Kiti aktoriai sukelia kažkokius tokius labai dvejopus jausmus. Pagrindinis aktorius, aišku, yra fantastiškas. Tikrai po šito filmo aš jį labai atradau. Iš tikrųjų, šitam filme labai keistas dalykas. Aš galvojau, kiek jausmų patyriau per vieną seansą. Tai yra ir pasidygėjimas, pasišlykštėjimas, susižavėjimas, atgaila, gailestis ir viskas taip sumišę gėda per vieną filmą išprovokavo labai daug jausmų ir už tai filmo idėja, aš manau, yra stipri, kai scenarijus yra stiprus, už tai yra įdomu žiūrėti. Ta prasme, kiekvienas turbūt atsirenka, ką nori, kurią temą nori išgvildenti savo. Lietuviškas kinas labai atsigauna ir yra be galo daug gerų filmų, yra be galo daug gerų operatorinių darbų, garso takelių, režisūrinių sprendimų. Šitą filmą žiūrėdama aš galvau, kad aš turbūt pirmą kartą, turbūt galiu tą sakyti, matau scenarijų, fantastišką scenarijų, nežinau jokio kito filmo, kur taip sukrėstų. Ir turbūt čia yra komplimentai režisieriui ir Kristupui. Man geras įspūdis. Pradžia, kol vežimas įsivažiavo, atrodė, kad ir vėl. Bet kuo toliau vyko veiksmas, kuo toliau vystėsi istorija, tuo labiau mane džiugina iš tikrųjų. Aš labai džiaugiuosi šitame filme žmogiškąją dimensiją. Paskutiniu laiku mūsų kine yra daug išmonės, daug veiksmo, daug bandymų mus nustebinti, paimti mus už sprando, įmurgdyti mus į purvą, bet labai mažai žmogiškosios dimensijos iš tikrųjų. Daug tokio animacijos, tokios vaidybinės animacijos mes per daug turime. O čia, ačiū Dievui, man atrodo, pavyko rasti visai neblogą santykį. O per Snobo naktį rodytumėte? Laisvai.